Kažkur išaušo rytas, bet akis atsimerkti nenorėjo. Įkvėpti oro prašė kūnas, bet noras subirėjo. Stiklo duženus ant žemės išpilti vaistai, nuorūkos užgeso, užlysti darbai. Kažkas pabeldė į duris, tarsi būtų noras jas atverti. Akise tamsa ir klaikus noras lemti. Sudarkyta lova, išsikrovęs mobilus, sudaužytas langas, galvos skausmas per aštrus. Šalia guli moteris, nesinori net galvoti, kurie pakabino kūnas, nes sielų jis nenori, stengiasi atsistoti, bėgti kuo toliau, jėgos jau apleido. O kas toliau? Aš ir vėl per jėgą mėginu čia stotis, kojos rankos lenka šūkia, mėginu pagalbą šauktis. Iš visų pusių tik tyla ir niekas juk negirdi. Taip, mano mama, aš užuodžiau mirti. Aš liaužiau kaip koks bejėgis pasimetęs dykumoj. Durys tarsi ta oazė buvo tolumoj. Kuo arčiau, tuo sunkiau vis kovoti buvo. Sukandau aš dantis, kylau, bet kūnas vėl pargriuvo. Stojusi iš naujo, mėginau atver duris, rankinas sugirgždo ir pradėjo siluetas lyst. Aš per jėgą mėginau išvelgti būtent kas. Pratrynęs aš akis, pamačiau, tai aš. Vakar sapnavau sapną, kad chuj suprasi viskas, apie ką svajoja žmonės. Aha, drąsiai, aš pražylęs ir nesinešioju centų. Šalia jauna blondinė, o aš prie vairo. Pemso tyliai groja nuotaikingas džiazas ir po kojom pedalai du. Jibat, sankaba ir gazas. Aš svajoju tą vaikystę, kai žiūrėjau Sopranus, žinau ir jūs svajojat, tad būkit ramus. Skirstau žmonės į turtingus ir padugnės. Jei būsiu vienas iš jų, suplėšykit į kebulus. Dabar Moldamba, aš čia bomba. Anksčiau bežiūrit, man tik skilinėjo plombos. Kaip tau atrodo, toks gyvenimas neprastas? Turbūt paimtum išsišiepęs į kaip pederastas. Svajonės gerai, bet ar ilgai dar neši? Pasaulis tavo, bet tu jo kekšė.